Sveiki visi, su jumis Jolanta ir kanalas Taro gyvenimo ir meilė. Šiandien noriu pasižiūrėti tokį atsakymą, 3 atsakymo variantus į klausimą – daryti ar nedaryti. Jūs labai norite kažką daryti, bet nežinote, daryti ar nedaryti. Kas man iš to bus? Taigi, 1, 2, 3 atsakymo variantai. Galite sugalvoti 3 veiksmus, kuriuos norite daryti ir pasirinkti. Čia su šito veiksmu šitas atsakymas, čia šitas, čia šitas. Taigi, pirmas variantas – daryti ar nedaryti. Tikrai kažkam skauda galvą. Daryti ar nedaryti? Labai didelį apmąstymai – daryti ar nedaryti. Kodėl tokie apmąstymai? Todėl, kad tai yra labai svarbu. Tai gali pakeisti jūsų gyvenimą iš esmės. Fortūnos ratas sako, nuo jūsų sprendimo priklausys jūsų gyvenimas toliau. Ir lazdų karalius, lazdų riteris sako, daryti, žinoma daryti. Žinoma, nes tai jums aktualu, jūs tai norite. Antras variantas – daryti ar nedaryti. Apmąstymai taip pat labai gilus ir stiprus, jūs imperatorius ir galvojate, na, tikrai, čia man kaip pasielgti dabar. Ir jūs dar kol kas stovite vietoje, apmąstymuose, nu kaip aš čia toks rimtas vyras arba rimta moteris, čia labai man keisis viskas, gali būti ir statuso klausimo pasikeitimas. Ir kodėl jūs taip apmąstote? Nes tai, ką norite daryti, liečia tik jūs asmeniškai, tai jūsų norai, jūsų svajonės, jūsų malonių pojūčių išgyvenimo šaltinis būtų tas darbas. Ir korta sako, kokios pasekmės karma, nuo to, kaip jūs pasielgsite, ar nuspręsite daryti, tai susitaikykite su pasekmėm. Jeigu nuspręsite nedaryti, tai irgi susitaikykite su pasekmėm. Bus jau kaip bus. Kaip nuspręsite, taip ir bus. Jeigu jūs čia jaučiate, kad čia jums bus gerai, čia jau tokį pasitenkinimą patirsite, kad ne tas žodis. Čia 9 taurės korta, tai yra asmeninės laimės aukščiausias lygis. Ir jeigu jūs tą darytumėte, tai tiesiog jūs būtumėt labai laimingas žmogus. Na ir tai karma, jūs to nusipelnėte. Bet jeigu jūs kaip imperatorius nuspręsite likti savo vietoje ir sėdėti ant puodo, tai vėlgi, sako, jūs atsisakysite gyvenimo malonumo ir turėsite tą, ką turėsite. Tai tokia karma. Ir kitas variantas, taipogi esate apmąstymuose, daryti ar nedaryti ir jau ilgą laiką, nes nuosaikumas sako, jau turbūt metai, ne 1, ne 2, ne 3, tiesiog jau keli metai praėjo, norint kažką padaryti. Nu kaip žmonės turi tiek kantrybės kažko norėti ir nepadaryti. Man tai yra nesuprantama. Ir kodėl jūs taip ilgai norite, nes tai vėlgi jausmų sritis, nuoširdžių jausmų, nuoširdžios įkvėpimo, kūrybos šaltinis, bet jūsų noras toks jūsų noras, kad viskas būtų taip vaikiška, šventa, natūralu, romantiška, be jokių įsipareigojimų ir panašiai. Bet jau labai seniai jūs to norite. Na ir rezultatas koks? Bet kokiu atveju. Ar jūs nuspręsite daryti ar nedaryti, jūsų savo resursais turėsite dalytis. Bet kokiu atveju, jūsų resursai pas jūs neliks. Pagal šitą kortą galvojate, gal aš nukentėsiu, ar čia finansiškai dar kažką priimdamas tą pasiūlymą arba pateikdamas pasiūlymą. Korta sako, bet kokiu atveju jums savo resursų išsaugoti nepavyks. Ar jūs ten eisite pagal tuos jausmus nuoširdžius ir tą kūrybą, tą įkvėpimą, ar neisite, vis tiek jums reikės dalelį savo pinigų, ar savo emocijų, ar savo turto kažkam padalinti. Jūs galbūt nenorite niekam nieko duoti, o tik gauti, tai sako korta nepavyks. Ar jūs nuspręsite būti džiaugsmingas, laimingas, ar nebūti džiaugsmingas, laimingas, jums vis tiek pasidalinti teks. Tai va tokie atsakymai.